Gerai. Labą dieną, gerbiami kolegos. Turime eilinį kontrolės komiteto posėdį. Pradžiai sutikrinsim dalyvavimą. Benjaminas Rimdžius esu. Petras Giržadas. Studijos Mačiulis. Esu. Rimantė Misiūnienė. Esu. Manfredas Rudis. Marcionas Urmanas. Esu. Juritas Bausnė. Tu. Kvorumą turim. Siūlau posėdį pradėti. Darbotvarkėj turim vieną klausimą ir vieną kontrolierės siūlymų papildomą klausimą. Tai pirmas klausimas būtų dėl kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų plano vykdymo ir veiklos. Antras klausimas, kadangi kontrolierė išeina iš darbo, dėl reikalų perdavimo, kadangi nelieka tarnyboje daugiau dirbančių žmonių. Ar turit klausimų, pasiūlymų dėl darbotvarkės? Aš turiu pasiūlymą. Prašau. Mes turim kaip komitetas kontrolės teikti tarybai siūlymą dėl konkurso paskelbimo kontrolierės vietų užimti. Turim. Siūlau traukti iš klausimų. Ar yra pasiūlymų? Galim pritarti bendro sutarimu darbotvarkei? Nežinau, ar aš čia galiu siūlyti, tai gal komitetas galėtų inicijuoti ir dėl specialisto skelbimo konkurso. Taip greičiau išsispręstų. Manau, kad taip. Ja. Galim pritarti? Galim. Galim. Ačiū. Tai pirmas klausimas dėl kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų plano vykdymo ir veiklos. Tai buvau laiške jums rašysi, ką atlikom, tai apart to tikriausiai dar buvo gautas vienas skundas, kuris buvo persiųstas administracijai pagal kompetenciją tirti. Išvada dėl paskolos ėmimo tarybai buvo pateikta, manau, esat susipažinę. Ataskaita ir išvada dėl konsoliduoto ataskaitų rinkinio taip pat buvo teikta tarybai ir, manau, esat susipažinę. Išvada dėl viešo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties keitimo taip pat yra pateikta tarybai rugsėjo 4 dieną ar 5, nepasakysiu tiksliai. Ir pagal prokuratūros pavedimą esu pradėjusi tarybos narių išmokų susijusioms išlaidoms su tarybos nario veikla už 2019-2023 metus teisėtumą auditą prokuratūros nustatytais tikslais. Tai pagal veiklos planą turėjau atlikti turto valdymą ir naudojimą teisėtumą dar iki dabar net nepasakysiu tiksliai, bet dėl tų dviejų papildomų klausimų, būtent dėl išvadas viešai ir privataus sektoriaus partnerystės būdų ir dėl prokuratūros pavedimo, to darbo nepadariau, tai trumpai būtų tiek. Labadiena. Atsiprašau, labai atsiprašau.
Ar turit kolegos klausimų kontrolieriai? Aš vieną galiu paklausti. Prašau. Gerbiam Alma, dėl išmokų. Jūs ten mums parašė tokią eilutę, jeigu būtų pridėtas prokuratūros raštas, mums būtų šiek tiek aiškiau, o šiaip be mūsų įgaliojimų. Taip, suprantu jūsų klausimą. Galėsiu pateikti raštą. Berods pagal prokuratūros 19 straipsnį prokurorai turi teisę pavesti viešojo sektoriaus, žodžiu, kontrolieriams ar auditoriams atlikti auditą ir tam nereiks sutikimą. Jeigu STT įstatyme to nėra, tai prokuratūros įstatyme būtent ta nuostata yra. Ir čia viešojo interesą gynimą poskyris Šiaulių prokuratūra yra parašiusi tą raštą. Tai aš buvau jums parašiusi berods anksčiau raštą, jeigu būtumėt pasiteiravę, būčiau pridėjusi ir tą būtent prokurorų raštą. Bet aš jums tikrai grįžus į kabinetą galėsiu jums jį pateikti. Tada nebūtų kiltų ne jokių klausimų. Taip, 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad prokurorai atlikdami tyrimą dėl viešo intereso galimą pažeidimą turi įgaliojimus reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją. Šio straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad prokurorai turi įgaliojimus reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių atlikti patikrinimus, auditą ir pateikti išvadas. Tai būtent tuo prokuroras ir vadovaudamasis ir čia iš prokuroro raštą paskaičiau. Gerai, ačiū. Ačiū. Dar yra klausimų? Aš dar norėčiau paklausti apie tą išvadą, kur, man atrodo, rugsėjo 4 dieną yra pateikta savivaldybės tinklalapį, kur aš daug, ką ir kalbėjau, apie baseiną, ar ne? Tai išvada kalba jūsų, jei galėtumėt patikslinti, kad realiai objektas turėtų kainuoti, pats objektas apie kažkur 17 milijonų, ar ne? Taip. Dabartinė vertė. Jo, dabartinė vertė ir kad jeigu ten netingėjau, gilinausi į įvairias lentutes ir visą kitą, ir iš tikrųjų, kadangi paslaugas jau mes turim prisijimti aptarnavimo, tai vos ne apie kokius 35 milijonus. Kaip jūs kaip kontrolierė vertinat šitą objektą? Ar jis mūsų savivaldybei yra, sakykime, kaip pasakyta, bus labai sudėtingas, nes ten yra tik biudžeto lėšos. Jeigu mes einam į tą agentūrą su šituo projektu, mes vipinių lėšų iš niekur negalim gauti. Čia tik biudžeto lėšos. Tai jūs, kadangi labai gerai žinot mūsų biudžeto galimybės ir kitus projektus, man tiesiog labai įdomu, nes ateityje atėjęs kontrolierius tikrai sudėtingai, kol dar įkris į tą visą virtuvę, kaip jums atrodo, ar pakeliama našta yra mūsų biudžetui per tuos metus ta vertė 17 ir plus dar išlaikymas, kaip jums atrodo. Neviniojant į vatą, kadangi, išvada tai tenai, mano supratimu, gan sudėtinga mums. Mano nuomonė būtų tokia, kad tarybos nariai turėtų labai gerai įsigilinti į tą klausimą prieš priimdami sprendimą. Tai tiek, o aš pastebėjimus, kas yra, surašiau, tai yra brangus pinigai savivaldybei. Tuo labiau, kad skolinimas limitas, jeigu vykdyt brangesnius vandentvarkos, renovacijos projektus, tai manau, rezervo labai mažai belieka.
Tai vietoj skolinimos limitą, jeigu teisės aktai nesikeistų, tai mes aplamai pagal šiai dienai, pagal fiskalinės sutarties drausmės įgyvendinimą įstatymą, mes faktiškai skolinimosi turim tiek, kiek mes įgyvendinam europinius projektus, prisidėti prie tų projektų. Ir, reiškia, kiekvienais metais tvirtinant biudžetą yra nustatomas grynojo skolinimosi limitas. Ir jeigu ekonominės raidos rodiklis yra blogas, tai sakykime, kai buvo pandemija, dar kas nors, valstybės kontrolė pateikė išvadą, kad, reiškia, ekonominė raida yra tas rodiklis ten išsivedė ir, reiškia, jis yra neigiamas, tada yra savivaldybėm leidžiama skolintis ir tada savivaldybė gali skolintis iki 1,5%. Šiems metams mes tokią skolinimos limitą neturim, tai mes galim skolintis, reiškia, kad nepažeisti grynojo skolinimosi rodiklių, mes galim skolintis į metus tiek savarankiškiam projektam įgyvendinti, kiek mes gražinam per metus. Tai per metus mes gražinam apie 600 000, tai per metus mes tiek panašiai ir galim skolinti, kiek yra gražinama, tiek mes galim pasiskolinti, nes tas neviršiai, reiškia, tada biudžeto deficitinis nesigaun biudžets. Tai reiškia, mes tiek galim skolintis, o mokėjimai mūsų numatyti yra 1 600 000 dabartinė vertė, pagal, reiškia, reikia turėti omeny, kad keičiantis statistikos departamento, reiškia, rodikliams, tai mokėjimai bus indeksuojami priklausomai nuo dabar nepasakysiu, nuo vartotojų tikriausiai koeficiento indekso. Tai tas 1 600 000 irgi nėra fiksuota suma, jinai bus indeksuojama kylant vartojimo kainoms. Tai būtų trumpai tiek, tai čia, reiškia, mes tuos pinigus tikrai reiškia, mes tų netgi skolintų lėšų mes tam mokėjimui ir negalėtumėm naudoti, mes turėsim tuos pinigus surasti iš biudžeto. Iš paties biudžeto, o, reiškia, ne iš paskolų lėšų. Tai tokia situacija yra, bet, sakau, čia reikėtų įsigilinti patiems gerai tą projektą ir aišku, aš ir pati, sakykime, kaip gyventojai, gal aš ir noriu to baseino, bet reikėtų vertinti, kokią kainą mes įstatom. Pirmininkė Jurita norėtų paklausti. Prašau, Jurita. Aš gal ne kiek klausti, aš pasisakyti. Tas klausimas dėl baseinų nuskambėjo ir tarybos posėdį. Kaip aš suprantu, čia vyksta paruošiamieji darbai ir tai tos pačios sąlygos yra dėrybų metu keičiamos arba pagal tai, ką mūsų galbūt potencialus statytojas galėtų daryti. Tai juolab, kad mes taryboje nubalsavom prie vienas sąlygas sutarties, prie kurių mes sutiktumėm eiti šitą projektą. Tai aš noriu pasakyti, kad ir atkreipti dėmesį, kad čia paruošiamieji darbai. Ir jeigu suma pasikeitė, tai nereiškia, kad jau automatiškai bus ir priimta ta suma. Tai viena. Antra, apie galimybę arba negalimybę išsilaikyti tam objektui taip pat turi pasisakyti ir verslo planas, kuris taip pat yra sudedamoji dalis šito. Tai aš nenoriu gal taip pasakyti, kad jūs taip minit Rimantę, kad čia jau dabar taip ir bus, čia yra paruošiamieji darbai, ar teisingai aš suprantu. Ir ta informacija papildoma, kurią gaunam iš auditorės, iš kontrolierės ir panašiai, tai jinai yra kaip sudedamoji dalis priimant sprendimui. Tai nereiškia, kad taip ir bus. Aš esu gavusi sprendimą projektą, kurį turėjau įvertinti. Reiškia, kad kaina keičiasi iki tiek ir yra pasakyta tarybos sprendimo projekte, kad nepritarus, reiškia, tokiom kainom gali situacija būti tokia, kad mes negausim, nebus tiekėjų, reiškia, nebus rangovų. Tai reiškia, bus kitas sprendimas. Kokie skaičiai buvo nurodyti, prašau? Jo, tai bus ir kitas tarybos sprendimas, tai viskas suprantama. Dabar, ką aš noriu dar paantrinti, tai yra paruošiamieji darbai, jūs vertinat galimybės.
Ir apie ką ir pasisakė, tai ačiū labai. Taip, tai aš ir sakau, kad tai gerai įvertinti. Klausimų pasisakyti. Iš tikrųjų taip, bet kuriuo atveju galimybės ir visa kita, tik aš dar nelabai suprantu. Iš principo keičiasi sąlygos. Jeigu konkurse ar ne viešųjų pirkime buvo vienos sumos ir paslaugos, dabar matosi, kad rangovas nesutinka ir nesutartis nesudaromos iki to laiko, eina visai siūlomi kiti dalykai ir kitos galimybės. Tai mano durna galva, čia turėtų būti šis naujas konkursas, nes sumos kitos yra, tai visai kiti rangovai gali ateiti. Dabar aš suprantu iš šitų dalykų, kad ką Aivaras pasakė per posėdį, kad ne, mes jau susitarsim, kovo jau pasirašysim. Palaukit, milijoninės sumos eina, 17 ar kažkiek tai milijonų, sakykim, kaip pavyzdys, ar ne? Tai visai kiti rangovai, kitos sąlygos. Čia taip skundimai prasidės ir vėl kiti dalykai. Tai gal aš ko nors nesuprantu, bet gal nuo 6 milijonų, kiek mes buvom tenai kalbėję, eina 17. Tai čia daugybė dalykų ir aš suprantu, kai tos informacijos nediskutuojama, nekalbama, neviešinama jinai, pats turi susirasti, tai daugybė dalykų norisi susižinoti. Antra vertus, aš užtat ir sakau, po kažkiek tai laiko tikrai ateis tikriausiai kontrolierė su kompetencijomis, ar ne? Tai mes nei to dar neturėsim, ar ne? Taip greitai neteina, nes konkursų, supratau, jis neįvykęs, nors niekas neinformavo apie tai, bet čia kitas klausimas. Ir einama vėl kažkur, ko negalėsim net pasiklausti. Tai norisi susižinoti. Aš suprantu, kad opozicijos ten bus visiškai nežiūrima nuomonė, bet bent jau viešai sužinoti tuos dalykus ir diskutuoti dar, kol yra galimybė šiandien, norisi žinoti. Nes mano giliu supratimu šis naujas konkursas turi būti nuo 7 milijonų iki 17. Iški skirtumai yra. Atsiprašau. 12 milijonų. Su paslaugom tenai buvo. Nu taip, bet buvo dabartinė vertė 12 milijonų 654 tūkstančiai, o dabar yra 17 milijonų 957 tūkstančiai. O plus paslaugos? Na taip. Kuria prasme paslaugos? Esmė yra ta, kad aš vertinau sutarties keitimo galimybės, vertinau pirminę sutartį, kuriai buvo pritarusi taryba, ir sprendimo projektą sutartį, reiškia, kokie yra sutarties keitimai. Tai jeigu pirminiam sutarties variante statytojas būtų, tai reiškia, kaip buvo parašyta 1.6 punkte, teikia komercinės paslaugas, reiškia, ir savivaldybės sporto centras gauna atitinkamas valandas, reiškia, tame centre su savo specialistais. Bet už visas, reiškia, visą šildymą, elektros, visi kaštai būtų to objektą administratoriaus. Reiškia, tai kas objektą administruoja, tai ir už šildymą, ir už vandenį, ir už visas tas sąnaudas, reiškia, jie tenai, reiškia, apmoka. Tai keičiantis sąlygoms, reiškia, atsisakius jiems komercinės veiklos ir administravimą, pagal naują sutartį, reiškia, statytojas apsiimtų, reiškia, tvarkyti patalpas, valytoje, reiškia, būti patalpų ir tvarkyti aplinką. Reiškia, o visų operatorium pasidarytų savivaldybė. Tai savivaldybė automatiškai dengtų visas išlaidas, reiškia, nors aš čia išvadų įrašau, reiškia, kad tos sąnaudas, kaip buvo įskaičiuotas į mokėjimų sumą, taip ir lieka įskaičiuotas į mokėjimų sumą. Reiškia, aš čia gal galėjom, sakykime, tai yra... Kitaip tariant, verslo planas nebuvo pakeistas. Taip, verslo planas visiškai netikslintas, sutarties sąlygas keičias, reiškia, mes tos įsipareigojimus prisijimam ant savęs, nėra niekur paskaičiuota,
reiškia, vienu, tai yra būtent apie tas sąnaudas. Ir, sakykime, jeigu jūs tenai gilintumėtės, kas yra tie mokėjimai, tas 17 milijonų, tai mokėjimų sudaro, reiškia, investiciniai pinigų srautai, veiklos sąnaudas plus rizikos. Rizikas yra įvertinamas, reiškia, ir galutiniam projekte, kad nepameluoju, yra 4 milijonai su kažkiek tai tų rizikų, tai reiškia, tas 17 milijonų ir susidedi iš to. 7 milijonai. Kiek investicija pakoreguotam variantui? 6 milijonai, turėčiau žiūrėti skaičių, 6 milijonai, palaukit, todėl aš atsiverčiu, jums pasakysiu. Taip. Tai nereikia naujo konkurso, aš nesuprantu, kaip jums atrodo, bet. Jau surasiu. Taip, investicijos yra 6 milijonai 381 146 eurai. Taip, veiklos sąnaudas, grinąją dabartinę vertę, aš sakau, grinąją veiklos sąnaudas 3 milijonai 590 168 eurai ir rizikas yra 4 milijonai su kažkiek, tai va tuos sudedam, padauginam iš PVM 1,21% ir tai yra mokėjimų suma, grinąją dabartinę vertę. Jinai taip apsiskaičiuoja. Tai tada pirmo varianto kiek investicijų suma buvo? Pirmą variantą buvo, investicijos buvo 5 milijonai 729 tūkstančiai, veiklos išlaidos ta pati suma ir rizikos jums neturiu, apie 5 milijonai 500 tūkstančių atrodo. Ir jinai įsivertina šitaip. Ne, dėl riziko aš jums nepasakysiu pirmam variante, nes aš tiek neįsigilinau, aš dabar persiskaičiavau, ar yra teisingai dabartinė suma yra. Jeigu šiaip galvojant be PVM, 5, 3 ir 3, tai kiek apie 13 milijonų buvo, ar ne? Taip. Ne, tai tada, žinokit, turėčiau tada... Gal iš tikrųjų mes gal be reikalo čia dabar diskutuojam apie šitą. Tai ačiū, kad atkreipė dėmesį, bet galbūt ant šito neuždėliokim, nes investicijos matau pabrango tik milijonų. Tai, labai išauga paskolas. Investicijų pabrangimą aš išvadoj nurodau, dėl ko yra. Tai reiškia, kadangi kainas keitės, atsirado būtinybė, reiškia, savarankiškus elektros energijos, žodžiu, tą šaltinį, tai yra saulės elektriniai įrengti, ir atsirado reikalavimai dėl priedangų. Tai investicijos pabranga dėl to, bet, reiškia, keitės labai pasikeitė paskolų palūkanos.
kurios vėlgi yra kurios priklausomos nuo rinkos Taip, situacijos. taip, bet aš sakau, Panaikinant- kad reiškia iš veiklos sąnaudų, tai reiškia veiklos sąnaudas visiškai nėra pakeistas, nors mes patys administruojam. Ir jeigu jūs investiciniam projekte žiūrėsit, tai ten yra įskaičiuotas visas darbo užmokestis, visi tie kaštai yra į veiklos sąnaudas įskaičiuoti. Man buvo aiškinama, kad tai yra, reiškia, kad privatus subjektas planavo gauti 396 tūkstančius pajamų, bet tai tos pajamas ir būtų kažkiek jam sudengę sąnaudas. Tai čia reiškia, tų veiklos sąnaudų neeliminavimas čia, aš nežinau, gal aš neturiu kompetencijas tiek, bet tai reiškia, tos pajamas čia, tos pajamas čia nieko neįtakoja, nes jie būtų gavę pajamas ir patyrę sąnaudas. Dabar, reiškia, jie tų pajamų negaun, bet ir sąnaudų tų visiškai nepatyrė. Ar aš galėčiau apibendrinti, ką aš matau iš šios situacijos dėl pačios sutarties keitimo? Pirminiam variante mes turėjom statytoją su pilnu operatorium pirminėse sąlygose, dabar turim statytoją su 1 ar 2 valytojom, kaip pavyzdys. Ten dėrybo eigoje, aišku, dėrėsis, kad gal ir tų nereiktų ir viskas liks rajono rūpestis. Gerbiam kontrolierė, galėtume tai Paaiškinti. sutikti su tokia matymu? Aš nežinau kiek, kadangi į sąnaudas yra įskaičiuota, palaukit, jeigu aš turiu, arba čia turėčiau atsiversti elektroninius dokumentus, kas yra į sąnaudas įskaičiuota. Į sąnaudas yra, reiškia, į darbo užmokestį 208 tūkstančiai per metus yra budintieji kontrolieriai registratūra, reiškia, gelbėtojai 2 etatai, pirklių už zonas darbuotojas, vandens treniruočių treneriai 2 vienetai, valytojų etatai, reiškia, ir vadyba, buhalterija ir 3 etatai. Tai čia darbo užmokestį tiek buvo įskaičiuota pirminiam variante, tiek yra ir dabar. Reiškia, tai... Jo, visas projektas yra vertinamas pagal... Bet sakau, kas buvo įskaičiuota, nieks nepasikeitė, nors operatorium tampam mes. Plius sutarty yra nurodyta, kad dalį inventoriaus jau pirks savivaldybė, bet visiškai nėra nurodyta, kiek ir kokią tą dalį. Ir aš, pavyzdžiui, iš tų dokumentų tikrai nesupratau, ar tas inventorius jau yra į investicijas įskaičiuotas, ar jis nėra įskaičiuotas. Pirmininkė, mes mokėsim. Jo, bet mes gal šitoje vietoje per daug tai man atrodo, kad jūs per daug, aš sakau, jūs kažkaip pasigilinsit patys ir nutarsit, nes čia. Pirmininkė, noriu pasisakyti. Prašau. Žiūrėkit, mes dabar pradėjom svarstyti tą investicinį, tą planą, juk ne mūsų komitetas jį priims. Ne nuo mūsų priklauso, visiems turės svarstyti taryba. Tai dabar atveju, čia betikslis, mes čia galim dar 2 valandas svarstyti, bet nuo to nieks nesikeis. Tai yra tarybos kompetencija. Gavai informacijos rugsėjo 4, kad viršintum? Aš manau, mes visi esam tarybos nariai. Ir kuo daugiau turėsim informacijos, tuo bus aiškiau. Bet tai kiti neturės. Ir visiems turės būti ta informacija visiems tarybos nariam išaiškinta. Jinai vieša yra. Jeigu būtų veiklos tęstinumas, būtų galima dirbti normaliu tempu, normaliu režimu, tai net nereikėtų čia verstis per galvą ir 2 dienos iki kontrolierės išėjimo iš darbo dieną prieš posėdžių organizuoti. Kontrolierė visus metus normaliai negali dirbti, nežino, apie ką mes kalbam. Ką aš dabar kalbu konkrečiai apie šitą dalyką? Taip, aš suprantu. Kompetencija dabar priimti kažkokius sprendimus. Mes jokių sprendimų neprimsim. Mes išklausim kontrolierę, pasiaiškinom kilusius klausimus. Ačiū. Ar galim pritarti kontrolierės išvadom ir darbui? Tai darbui.
Atliktam darbui, ką spėjo kontrolierė. Tai taip, čia Taip, reikia pritarti. taip. Viskas tvarkoj. Ačiū. Dabar antras klausimas dėl reikalų perdavimo. Aš idėjų neturiu, turiu vieną, bet gal kolegos turi daugiau idėjų, kam galėtumėm palikti. Teks pirmininko imti. Čia pirmininkas. O prie ko čia pirmininkas? Kas tą? Tai Čia aš pasakysiu, žinai, bjauriai, kai aš sakiau prieš komitetą. Kas tą jovalą užvirė ar ne? Prisiminkim Kalėdas, prisiminkim praėjo 9 mėnesiai, konkursai, ar ne? Dar kalbėsim apie tos konkursus, kitas klausimas yra šiaip tai. Vat skelbiam konkursą, atsimenu, ir praeitą kartą mes sakėm, vat reikia, tenai pasiūlė, konkursas vyko, ar kas nors kokią mums ataskaitą davė, įvyko, neįvyko, kiek buvo pretendentų, ar dar bent aš tai nežinau. Elementarią informaciją. mes neprašėm. Palaukit. Komitete svarsto, tai automatiškai kažkas turi grįžti kažkokią informaciją. Ar čia ne taip yra? Kažkaip turėtų būti, ar ne? Tai... Pirmininkė ir Jurita, matau, norėtų pasisakyti. Prašau, Jurita. Aš norėčiau pasakyti, kad mes galim dabar sėdėti visi ir verkti ir dar visą vakarą verkti iki pat nakties, kaip kokia situacija yra, bet mes siūlau prieiti prie turinio ir tai, kad čia dabar tas kaltas, ar tas dabar anas kaltas, dėl to anas, ar dar kažkas. Siūlau, turim užduoti, reikia nuspręsti, kas turi perimti ir siūlau sudaryti komisiją ir perimti tai komisijai tol, kol atsiras naujas auditorius. Atsiprašau, kontrolierius. Gal aš patikslinsiu, Jurita, gal darbo grupė sudaro? Darbo grupė. Nu. Kas jau turėtų dalyvauti? Tai Manau, pagal kad pirmininkas būtinai vienas iš pozicijos, vienas iš opozicijos. Administracijos turėtų būti. Ir jo ir būtinai administracijos dar žmogus Būtinai. vienas, kaip sekretorius. Tai vis tiek aš manau, gal reikėtų iš administracijos, teisinės skyriaus arba vis tiek jau kažką iš finansinės skyriaus. Geriausia būtų iš audito skyriaus, Bet nėra. vienas specialistai yra. Jo, savivaldybė turi audito skyrių, iš tikrųjų. Pati savivaldybė, kur žmogus jau yra pavaldus savivaldybei. Logiška. Šituo atveju čia bendros frazės, čia reikia siūlyti pavardėmis, o tam, kad siūlyti pavardėmis, reikia žmonių sutikimo, aš galvočiau, ne? Tai arba čia reikia pasikviesti administracijos direktorę, ar ne? Aš bent taip įsivaizduoju, ne? Ir tada klausti, klausai galios, nes mes tai neturim to saito prieiti. Tai yra biudžetinė organizacija, administracija, ar ne, ir tie žmonės. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, šiaip reiktų galbūt pasiklausti ir vyriausybės atstovo, kaip čia viskas. Iš principo tai reiktų administracijos direktorę pasikviesti ir ar mes čia gerų kelių einam, čia, žinot, vienas pasiūlė darbo grupę, kitas kažką tai, kaip juristai pasakytų, jau įsivėlėt vieną kartą į tą tokį įdomų dalyką ir reiktų iš tų dalykų prisiminant daryti ir kažkokias išvadas. Tai čia mums atrodo vienaip, o kas teisiškai pasakys? Tam, kad teisiškai pasakyt, aš taip įsivaizduoju, gal jums kitaip atrodo. Tai be administracijos direktoriaus ir be juristų čia nelabai ką. Tikrai, ačiū Almai. Tai man tada tikrai ačiū, kad išklausėte. Alma, bus galimybė atvykti? Tai prašau. Bus galimybė atvykti? Ne, tai aš kabinete, aš tokį perdavimą aktą esu kažkokį daugmaž sužiūrėjusi ir pagal praėjusią išėjimą esu surašiusi, tai tik tai, aš nežinau, parodyčiau tos dokumentus ir man būtų pačiai maloniau. Dar galbūt, Alma, galima jūs praeitą kartą buvot jau iš procedūrą vyko, ar ne, buvot išėjus? Tai aš pagal tą... Ir kas tada, pasakykit, kas tada pasirašė perdavimo aktą? Tada buvo
įpareigojimas merui perduoti, tai meras ir pasirašė ir buvo sudaryta komisija, kas Živilė buvo Lapukienė, kanceliarijos skyriaus vedėja ir man atrodo buvo buhalterinės skyriaus vedėja. Tai gal taip ir buvo. Aš Tai daugiau tokių nežinau. kelių gal panašių reikia reičiau, šiuo metu taip pat kažkas turės pasirašyti aktą, tai... Nes aš paprašysiu, kad finansinės ataskaitas ištrauktų, parengtų rugsėjo 30 dienai, pagrinde, ką aš turiu perduoti, tai turiu perduoti dokumentus. Tai dokumentai iki 22 metų bylų, galiu čia smulkintis, reiškia, yra su archyvai suderinti, 23-24 metų dokumentai yra, aš esu sudariusi sąrašą, reiškia, tų dokumentų, kuriuos aš perduodu, tai norėčiau, kad kažkas įvertintų, kad aš iš tikrųjų tos dokumentus palikau ir antspaudai yra pas manęs, antspaudų, žodžiu, kad aš tos visus daiktus palikau, gal kažkas inventorizuos, turtą šiai dienai ant manęs nėra, kadangi kaip aš atidaviau, taip man tas turtas nebuvo grąžintas, tai aš juo neturiu, nevaldau turtą. Tai yra vienas daiktas, kuris buvo nupirktas dabar ir yra eksploatacijoje, tai tą parodysiu, jisai yra vietoj. Visą kitą turtą irgi galėsim dar kartą peržiūrėti, kadangi inventorizacija gruodžio pabaiga yra. Tai tikrai nieko neišsinešiu. Paaiškinsiu situaciją, kaip yra su išmoko auditu. Dokumentus esu įkėlusi į kontorą, pasirašęs elektroniniu parašu už tą laikotarpį, už ką aš esu padariusi. Reiškia, ir paliksiu tuos dokumentus kompiuterį, kad atėjusiam naujam žmogui būtų galima dirbti toliau. Tai ta situacija yra tokia, aš kažkaip labai čia, gal aš labai taip, bet aš čia labai kažko sudėtinga, neižvelgiu. Ne, tu to labiau, kad ką tik procedūra vykus. Tai tiek, kad ačiū Jums. Ačiū. Ačiū Jums už darbus. Gerų darbų kitur. Galim pakviesti administracijų direktorę. Jinai išvykus. Į pusę 3, iki 14:30. Nes niekas kitas negali už tą biudžetinį įstaigą. Tai tikrai neteisėta, jeigu kažkokią pavardę dabar paimi, pasiūlai ir parašai. Tai va taip va. Tai buvo siūlymas tik komisija, darbo grupė. Komisija ir darbo grupė. Tai tas pats. Ne visai. Urmanas siūlė darbą. Kaip? Aš atsiimu savo siūlymą, tegul būna komisija. Gali būti ir darbo grupė, koks skirtumas, svarbu. Tai gal sulauksim iš administracijos direktorės siūlymų, ką deleguotų. Aš, o kas iš komiteto? Jeigu būna ta darbo grupė, tuomet tikrai pasiūlė. Ne, tai viską tvarkoja darbo grupė, bet narių reikia. Šiandien būtinai narių surinkti. Jinai išeina, nuo kelinto jinai išeina. Rytoj. Jinai rytoj išeina. Tai šiandien paskutinė darbo diena. Kaip tvirtinsit komisiją ar darbo grupę, ką jau pasirinko, bet pavardžių nėra. Tai man Jurita vis tiek yra. Jo, tik tai tiek, kad aš rytoj visą dieną mano suplanuota, aš negalėsiu rytoj jokią. Pasirašyti reikia. Bet aš siūlau komisijos pirmininkų daryti, ar darbo grupės pirmininkų, kaip ir minėjau, kontrolės komiteto pirmininką, ir vieną iš pozicijos, ir vieną iš opozicijos, ir iš administracijos. Tai gerai, pritariam. Tai iš valdančiųjų tada tikrai Jurita
Jo, Tu tik tai tiek aš daugiausia. pasakysiu, kad aš rytoj negalėsiu, jeigu reikės rytoj dalyvauti. Nu, tai gerai, nu, poryt. Poryt galėsiu. Nu, dabar kas iš opozicijos? Tai Rimantė beliko. Tai Klausykit, o ką Rimantė. reiškia poryt, kada šitas, kas nors derina su kontrolieriai, jinai turi kitus darbus. Aš šiaip Tai klausiu, šiandien reikia pasirašyti tai ką reiškia pasirašyti? Ką reiškia? perdavimo aktą, o ne rytoj. Rytoj jau ji nedirba. Nu, apie ką reikalas? Nu jo, tai čia šiandien Šiandien. reikia. Da. Na, Tai apie ką? Nu. Tai šiandien Jurita yra. Negaliu, šiandien irgi turiu susitikimus suplanavus. Iki darbo dienos pabaigos. vadinasi, Jurita negali, keičiam į kitą, į Petrą Giržadą. Tai Aš palaukit, jeigu iš opozicijos, jeigu iš daugumos, tai gal kažkas prie finansų daugiau? Petras verslininkas yra, pinigus moka skaičiuoti. Pinigus skaičiuot pažįstam visi. Aš Mariau, manau, tu Marcijonai, tu sutiktumai? Ne. Nu, labas. Marcijono serga pusiau. Taip, jam važinėsiu. Taip. Kaip serga ir... priėmimo perdavimo akte, aš manau, bus įvardinti daiktai, kuriuos perdoda. Tai Taip. reiškia, nereikės ant finansinių ataskaitų skaityti ir jų daryti. Reikės tik tai sužiūrėti, kad tas dokumentas va toks yra, viskas. Ir manau, kad tik tai tokiu būdu. Tas parašas šiandien būtinai reikalingas yra? Ar tikrai gali būti ir poryt? Ne, Petra, jis šiandien išeina. Paskutinė darbo diena. Rytoj jinai jau dirba kitą darbą. Viskas. Šiandien mes turim Aš padaryti. apie ką ir kalbu, kur administracija, juristai, kas paaiškintų. Vad būrėmės kiekvienas iš savo tų, kaip čia, pilių, viskas tvarkoja, gal ir tų žinių turim, bet kad neįeiti lankas visiškai. Tai arba mes šiandien sulaukėme administracijos direktorės, vis tiek kaip tą komisiją darbo grupę tvirtinsim be administracijos. Merų galim palikti, kaip ir buvo. O mes negalim padaryti taip, kad tai yra komiteto reikalas ir iš administracijos, tarkim, dalies paimti žmonės, kurie jau dalyvavo. Živilė, man atrodo. Koks pirminis variantas buvo? Ar ne meras ir buvo pirminė mane, kaip minėjau? Nu tai palikim tą patį, čia viskas gerai, nu ką mes čia tikrai... Tai kaip? Tai jau meras Dar kartą sutiks. sakau jums, kad jūs juristo Meras pasiklaus- nesutiks. Jūs juristo pasiklauskite. Kiek dabar yra valandų? O tą reikėjo atlikti iki komiteto. Jo, aš norėjau irgi pasakyti, kad reikėjo paruošti komitetą. Pirmininkas turėjo atlikti tą iki komiteto. Ne, turėjo tie rūpintis, kuriems labai ta Tai situacija. kam jis tokia. yra pirmininkas? Turėjau pavaduotoją, kas tenai per opozicinę valandą sakė, kad labai ačiū, kurie dirba, tai Mariui ir Ačiū, kolegos, nesivelkite į asmeniškumus. Zubauskieniai, kuri labai padeda. Tai reikėjo padėti. Arba pavaduotojai. Jūs, Rimante, iš tikrųjų labai vertinu jūs, bet jūs nesimėtikit tokiais dalykais ir kažkokį pyktį turit ir Ačiū. laikot. Ir... Ačiū, Jurita, buvo pačios siūlymas neišsiplės, konstruktyvo. Tai mano siūlymas merui palikti. Perduot merui. Tai nežinau, siūlymus. Meras nesutiks dabar. Aš tikrai garantuoju. Iš kur jūs žinot? Taip atsiklauskit. Aš nežinau. Aš tikrai nežinau. Gal sutiks, bet reikia atsiklausti. Kaip ir kiekvieno, ar ne, va teisingai Kęstutis sakai, kaip ir kiekvieno ar administracijos žmogaus, ar direktorius. Tai va aš ir sakau, vis tiek prieinam prie to paties, kad dabar negalim sudaryti darbo grupės tol, kol direktorė, arba pasiskambinti reikia direktorė ir paklaus, kada jinai bus ir tiesiog pratęsti tą mūsų komiteto posėdį. Teisės skyrius vedėjai ir... Nu, žiūrėkit. Teisės skyriaus vedėjai yra poilsio diena. Mariau, ką norėsiu? Tai gal tikrai paskambykit direktoriai. Nu,
Meras yra vietoj dabar. Gal Darbotvarkė tai išvykęs. Siūlau už abudu variantus prabalsuoti. Bus aišku, ką darom toliau. Ta prasme, Pirmas Pirmas buvo koks siūlymas dėl darbo grupės sudarimo, antras dėl mano siūlymą dėl perdavimo merui. ne, merai negerai yra. Ne. Kodėl? Todėl, kad, tai Kipišas buvo ten ir aš irgi galvoju, kad jisai... Aš galvoju, kad gali nesutikti, Rimantė Šiuo atveju, jo. Reikia turėti, čia mano nuomonė, reikia turėti orumui daryti tą grupę, kuri perimtų ir nepainiotų mero, man taip atrodo. Aš sutinku su Rimantė šiuo atveju. Šiuo atveju aš irgi su Rimantė sutinku. Tik tai eikim pirmin dėl to, kad tuos žmonės pasiūlyti, nes tai bus, administracijos tie žmonės, kurie, mesgi negalim nei iš šio, nei iš to pagalvoti. Užprotestuos ir sakys nelegalu, taigi mūsų komitetą žiūri tie, kurie nedalyvauja, nesvarbu, kad jie užsiėmė, bet arba reikia pasiskambinti kažkam, ar atidėti tiesiog ir palaukti administracijos direktorės, kada bus, tiesiog paprašyti, kada jūs būsite, mes jūsų laukiam. Gal gali ir anksčiau direktorė atvažiuoti, visokių susitikimų ir visokių manevrų yra, darbo diena yra, iki darbo pabaigos. Tai žiūrėkit. Gal padarom pertraukėlę, klausykit, ir dabar padarom 5 minučių pertrauką, pasiskambinėjom, pasiaiškinam, ką, kur, kaip galim daryti, ir po 5 minučių renkamės vėl, jeigu galima, čia neužimta salė po to. Iki 2 rezervuotų. Kaip jūs manot, Mariau, Kęstutis? Gerai. Tai reikia nueiti paklausti ten administracijos direktorius, kada bus ar kaip ten. Petrai, gerai, darom tą 5 minučių ar 10 pertrauką ir toliau tęsiam išsiaiškinti. Mums susirinkus beliks teis arba patvirtinam ar nepatvirtinam. Taip, ir tada. Gerai. Dar kitas variantas yra perima kontrolės komitetas, taip ir būtų, jeigu, tarkim, dalyvauja komiteto nariai ir plus sekretorė komiteto. Labai irgi mintis gerai. Ir nereikia jokių administracijos tada. Kas administracijai bus, visi tarybos nariai iš tikrųjų čia nedirbantis yra. Ir tie visi dalykai, kurie ten, nesakyčiau, kad tai geras variantas. Administracijos žmonės turi būti darbo grupėje. Prieigos visos ten. Gerai, tada, kaip Jurita sako, kontrolės komitetas plus administracijos direktorių. O kaip iš šito? Bet vis tiek jos turi pasiklausyti. Tai pertrauką darom, kad nebesiginčytumėm ką. Gerai, 5 minučių pertrauką. Tai grįžtam prie antro klausimo, kam perduot kontrolierės dokumentus, turtą, visus kitus reikalus. Teisininkės neturim, administracijos direktorė Jurdaičiuose, negrįžus, nespėjo grįžti. Tai žiūrėkit, tai aš tai siūlau, kad viens pirmininkas, iš komiteto narių ir sekretorė. Aš turiu paprastesnį variantą. Kalbėjau su vyriausybės atstovu, kaip vieną iš galimybių perduot pačiai Almai Žukauskytei, jeigu sutiktų. Būtų pats paprasčiausias variantas. Kitur reikia tarybos sprendimo, reikia įgaliojimų, kaip ir kontrolės komitetui, reikia tarybos sprendimo, kad mes galim perimti. Tai būtų pats paprasčiausias. Kaip jinai perduoda, jinai pasirašo? Taip, nes nėra niekur aptarta pati procedūra. Ir dar vienas momentas, kad jinai vykdo tik pareigas kontrolierės. Dar didesnė sumaištis yra. O kokiu pagrindu jinai perimtų, pagal kokį teisinį pagrindą? Aš nieko prieš, bet taip, klausimu. Nežinau, toks siūlymas buvo, patarimas buvo. Bet čia galimas variantas, taip? Galimas. Vyriausybės atstovas siūlo. Ateis po konkurso žmonės, specialistai ir nes jinai... Čia jau jos reikia klausti, aišku, ko gero, aš taip įsivaizduoju. Net mūsų dabar, aš taip įsivaizduoju, atsiprašau, kad
ką mes šiandien, ar darbo grupę, ką besiūlyti, mes tik siūlom ir turi eiti taryba. Tada ekstra, aš įsivaizduoju, turi būti tarybos posėdis. Mes neturim įgaliojimų. Mes neturim tokių įgaliojimų, ką vyriausybės atstovas patvirtino. Mes tik siūlom ir ta darbo grupė, jinai fiks idėja, kol taryba nepatvirtino. Tai... O tada kokiu pagrindu šitoj vietoje tada Alma Žukauskytė? Nes irgi tada reiškia, dabar jau kaip ir niekas bus tam įstaigai. Nes kontrolierės tarnyba yra įstaiga. Bet jos, man atrodo, visa kontrolė priklauso iš tikrųjų ta įstaiga, tai valstybiniai kontroliai, tai vis tiek ten yra atitinkami įsipareigojimai ir atsakomybės. Aš taip įsivaizduoju, gal aš blogai įsivaizduoju. Nes jeigu pervedimo būdu perveda ir visą kitą, tai vis tiek jie valstybės kontroliai visi atsakingi yra. Nes darbo santykiai nutrūks Almos su šito dalyku, tai bus nebe darbo, gal yra kažkoks tai pagrindas, kuo galim, kad jeigu siūlo taip vyriausybės atstovas. Jeigu komitetas pritarė pakviesti. Viskas gerai. Pirmininkas iškvietė Žukauskytę. Jinai žino, ką jin turi. Mes tai kaip akli kačiukai. Iš tikrųjų, gal reikia atsiklausti, jeigu taip. Be abejo, bet jeigu skiria, ar ne Petrai, kad ir tave skiria, tai tu vis nieko tenai. Aš irgi nieko tenai nesu. Kalbėkime atvirai, tai reikia žinoti, turėti. Bet tai antras variantas, kur Urmanas siūlė, tai irgi variantas. Kuris? Iš pačio komiteto, pavyzdžiui, gerai, būtinai turi būti komiteto pirmininkas, dar vienas komiteto narys ir sekretorė. Viskas tvarkoja. Ką pasiūlysi, tai jis eis į tarybą. Jo. Šitie žmonės nieko dabar nepadarys, nei šiandien, nei rytoj, kol tarybos nebus. Taip. Bet čia yra tik siūlymas, kas dabar perimtų. Arba šitas siūlymas, o taryba tada. Nutraukęs jos darbo santykius nuo rytojaus, kada nuo rytojaus išeina. Petrai, arba tada šitą komisiją kitą, kur tenai Petras Marytė. Taip. Tada, kol taryba patvirtina. Be abejo. Tada tarpinis jinai gali būti. Kol taryba, nes mūsų siūlymas, mes neįgalioti. Va ką aš ir sakiau, kad juristo neturim, kad paaiškintų. Nieko nedarysi, klausim tada. Gerai, kad vyriausybės atstovas paaiškina. Bet žinot, man vyriausybės atstovas būtų gerai, kad jis raštiškai. Nes, man kažkaip truputį keista, jeigu žmogus išeinis viskas, nutrauk darbo santykius, jin pati perim. O paskui vyriausybės atstovas sakys, aš nesakiau taip. Žiūrėkit, kolegos, šiandien nebūtumėm susirinkę į posėdį. Kaip pavyzdys. Kur viskas dingsta? Niekur nedingsta. Viskas, turtas kontrolierė neįsineš namo ir kažkam neatiduos. Tai čia nematau didelės problemos. Nes tuo labiau, kad... Ne, jeigu taip galima, tai aš irgi nematau problemų. Bet šitoj vietoj gal reikėtų tada dar pasiaiškinti su tuo atstovu vyriausybės tą pagrindą, kokiu, nes darbo santykiai kaip ir nutrūksta su konkrečia Joniškio kontrolės tarnyba. Kaip tas tęstinumas išlieka? Vyriausybės atstovas. Vieną iš galimybių pasiūlė. Nėra niekur spręsta, Jurita. Nėra. Tokios opcijos, kad iš įstaigos 2 žmonės dirba ir nelieka nei vieno, nėra. Gerai, kad ne visi atsisveikina su jumis, daktar. Gerai, kad ne visi viso gero pasakė. Mes svarstom, gerbiamą Almą, vieną iš galimybių jum palikti iki perėmimo. Iki konkurso, kada įvyks konkursas ir kad... Visą tą turtą? Taip. Vieną iš galimybių. Aišku, reikia jūsų sutikimo. Nežinau, ar aš čia taip galėčiau, aš išeinu iš darbo, aš dirbsiu kitur. Aš surašiau dokumentą, finansinės ataskaitas, pasirašo buhalterį, pateikiu finansų skyriui, kad nebūtų nesusipratimų kažkokių, su pateikimu, kadangi mano parašas yra elektroninis, tai buhalterija padarė ir aš atsiskaitau. Aš tikrai geranoriškai ateisiu naujam žmogui, tikrai viską parodysiu ir paaiškinsiu, jeigu jis turės norą.
tai aš tikrai ateisiu ir parodysiu, kur kas yra, nes aš nesudėtingą situaciją palieku. Praeitais, kai išėjau tada, tai buvo planavimo etapas pradėtas. Šiais metais aš planavimo etapą nesu pradėjusi, yra tik tai tas audits pradėtas, suvestinės padarytas, tai ten tik tai reikia apibendrinti tą medžiagą bendraujant su prokuratūra. Aš čia negalėčiau nieko konsultuoti, žodžiu, bet aš nežinau, tai kokias problemas, sakykime, tada yra. Mes šiandien vis tiek nieko nepadarysim, todėl ką aiškinomės, todėl kad ką mes siūlysim, turi nueiti taryba tą darbo grupę, tą komisiją. Tai bent tada siūlymas tą tarpą, kol iki tarybos pasiūlys tą darbo grupę, ar komisija sudarys. Tai tada taryba, aš kažkaip atsirasiu, tai aš būsiu kažkur dirbanti, tai man kažkur reikės atvažiuoti, kažkaip atvažiuoti. Tai negali atsiskirti nuo to Joniškio savivaldybė. Tai aš atsiprašau, siūlymas ir antras variantas. Arba 2 iš komitetų, pavyzdžiui, pirmininkas ir vienas antras komiteto narys ir sekretorė. Tarkim, yra dar vienas variantas. Pirminis variantas yra, pirmininkas kalbėjo su vyriausybės atstovu, kad gali tą pati. Viena iš galimybių. Viena iš galimybių, kad gali tą pati kontrolierė, sako. Aš galiu, ar ne? Gerai, aš rasiu to momentą, kažkaip atsiras žmogus, specialistas, ar tas, aš rasiu to laiką, tada kažkaip atvažiuosiu, perduosiu čia man. Bet vis tiek kažkas turi, tai tada taryba kažkokį sprendimą turi būti priėmusi, kad aš tam žmogui perduosiu. Tai komitetas tada siūlys. Tas antras variantas tavo netinka, kadangi jį turim tarybai siūlyti. Mes šiandien to tavo varianto negalim. Mes neturim pareigojimų. Kaip čia, tokių galių komitetas neturi. Tų žodžių, kol atrenki. Tai jeigu galima sutiktų, tai būtų, Tai gerai, man čia kaip atrodo kitiem, kaip Kęstučiui atrodo, kaip kažkokiam padienį vis tiek surasi to laiką ir atvažiuosi, atiduosi, tai čia. Kaip iš principo, tai man keista tas pirmas variantas, aš už antrą variantą. Alma vis tiek baigės darbo santykiai. Taip, man baigės, iš tos, aš atsiprašau. Ne tas gaunas. Jo, ta prasme, mes jau susiję tų tarybų, esam kažkokiu būdu. Alma dabar jau visiškai bus Visiškai pašalinis. Šiandien niekas nepasirašys ir tos darbo grupės nepatvirtinsim, kol taryba nepatvirtins. Tai nesvarbu, bet vis tiek perima kontrolės komitetas. Tai čia jau vis tiek yra kitaip negu Alma perimtų, kurie išėjus. Bet šiandien niekas nieko, nei rytoj niekas nepatvirtins. Žmogus rytoj jau deda ir nutraukia santykius ir išeina. Vat kame reikia. Šiandien turi būti pasirašyti dokumentai, viską. Kas šiandien juos rytoj pasirašys, bet tarybos niekas, kol įgaliojimų taryba neduos. Kontrolės komitetas šiuo metu. Neturi tokių galių. Nebent gerbiamas Kęstutis pasirašys. Spręskit, kai jūs jau tokie esat. Tai siūlymas... Nežinau, kaip jūs nutarsit, galit palikti ant manęs, tai tada aš tą raktą turėsiu turėti kažkaip su savim. Tai bent suprantu, nežinau, žinot, tikrai nežinau. Praeitą kartą buvau palikusi, radau viską savo vietose. Dabar aš šitame. Čia kalba vyksta apie įgaliojimus, kas gali tą dalyką daryti. Nedidelė procedūra. Taip, tai turėtų būti ekstra tarybos posėdis tada, bet iki to... Tai gal jūs galite tada tik tai sudaryti komisiją, fiksuoti faktui, kad aš viską palikau kabinete. Nes man irgi nesinori išeiti. Sakykime, ant manęs tie kompiuteriai nėra, bet aš noriu parodyti, kad aš visą turtą palieku, kas yra kabinete, visus dokumentus palieku, kurie yra kabinete. Žodžiu, kas yra, parodyti, viskas yra, darbo dokumentai yra... Čia juokais pasakysiu, norėjau, kad pons Manfredas dalyvautų, tada gal būtų supratingesnis. Jeigu matot mane, tada būtų naujam komisijai, ta prasme, perimti aš galiu. Man galit užrašyti, parduodama parodysit, aš uždėsiu tą parašą, jeigu jums čia reikia. Taip, bet ne, aš tik norėjau pasakyti, kad norėčiau parodyti, kiek darbo dokumentų yra prie finansinio audito.
Praėjusiais Tai metais buvo įsitraukit mane į tą 11 komisiją ar bylų, į šiais kokią metais darbo yra grupę. 8 bylas. Tai tik tai tiek, o suprantat, kad kažkas, kad aš nieko, kad aš viską palieku, ne to žmogaus atsakomybė, bet tik taip fiksuoti faktą, kad aš palieku viską. Nežinau, mes Man mokykloje iš atrodo, tos darbovietės komisijos, išeinant tos nereikėdavo darbo- jokių specialistų, tenais kažkokių tai padarydavo, kam perduod, jie laikinai perduod tą turtą, viskas, daug atein kits darbuotojas, susižiūri perleidžia. Tai kokia čia problema, aš nesuprantu. Jeigu yra kažkas, kas perduodama. Iš mano Nėra pusės kam tai palikt, man jokių problemų nėra. Tai aš į taip sutinku, svarbu, kad išeiti ir atsiskaityti. Ir Aš manau, kad tos darbo grupės, nedarbo grupės, vadinkim, tai kaip mes ją grupės iš kontrolės komiteto narių esmė ir yra užfiksuoti, kad auditorė paliko, nes iš tikrųjų jie darbo santykiai nutrūksta, maža kas gali atsitikti, kad mes tikrai matėme ir aš sutinku su tuo požiūriu ir čia, o manau, kad darbų tęstinumo prasme, jeigu reikės ir man atrodo, jinai ir paskambins ir telefonu ir pakonsultuos, kur kas kurioje vietoje. Taip, tai aš kažkaip galėsiu ateiti ir parodyti tam naujam žmogui, kur ten kas sudėta ir kaip kas yra. Aš čia tikrai jokių, iš mano pusės aš nematau jokių čia. Judita, aš noriu paklausti, bet ką dabar čia sudarysit, ta darbo grupė, ar tie žmonės turės eiti tarybą tam, kad juos patvirtintų? Bet ar tikrai reikia eiti tarybą, kad juos patvirtumėm, kad žmogus paliko tą daiktą? Ar tikrai reikia tarybos? Aš nežinau, čia va šitoj vietoj gal irgi reikia pasiklausti. Jurita, kur yra įgaliojimas ir atsakomybės klausimų? Kur yra? Mes esame kontrolės komitetas. Taip, mes turim patariamąjį balsą visur, skaitykit reglamentus, patariamąjį balsą tarybai. Bet tada kitų atvejų mes irgi negalim taip pat lygiai taip pat elgtis. O kur įgaliojimai irgi galiu klausti? Ne, tai tada gal... Tai viskas tvarkoj, ačiū Jums labai. Jo, savo nuomonę pasakė. Aha, dėkui Jums. Tai kokie siūlymai, kolegos? Galutiniai. Kažkokį sprendimą turim priimti. Vienokį ar kitokį. Aš jau dabar nebežinau. Tai vis tiek turim minti antrą variantą ir viskas. Antrą variantą siūlant Kęstutį, ar ne, tai dar reikia prašyti, kad prie varianto ir ekstra, kad sušauktų tarybos posėdį. Čiagi galimas variantas, ar ne? Vienu klausimu, kiek yra jų buvę, jeigu jau susiveilino, sakykime, išėjo kaip išėjo, nepasakė, nors 2 savaitės žinojo ir panašiai. O čia yra, atsiprašau, o čia yra terminas, kolegos? Kiek dabar, o tiek gerai, mes 3 komitetų nariai, ar antras variantas, o čia yra terminas, iki kada mes čia padėjom parašą? Tas tarybos posėdis gali būti ir mėnesio gale, o koks skirtumas? Jeigu jinai sutinka pabūti iki tą tarpą, nes yra atsakomybės, mes neturim komitetos tų funkcijų priimti, ką vyriausybės atstovas sakė, ar ne, tai tų galių neturim. Jeigu kažkam atrodo, kad gali, tai gal toj darbo grupė nori dės parašus ir dalyvaus tam žaidime. Bet, iš esmės, taigi visas jos kabinetas tų skaičių, ar ne, ir atsako taryba už tai. Ir dabar kažkas tai neturinti, sakykime, ir jos paskirti neturim. Ir kaip? Aišku, čia tik tai dienos gal laikotarpio. Ekstra tarybą galima sukviesti labai greitai, reik norą tik tai. Palaukit, bet jeigu vyriausybės atstovų siūlė, kad tipo palikti jai, tai vienas iš variantų, tai tada ką tas reiškia? Iš principo gali mūsų, ir tada siūly, aš taip įsivaizduoju, tai nuoširdžiai siūly tada, kad paskui perimtų ir komisija atsirastų ir savivaldybės žmonės, ir ta prasme, ir administracijos ar ne žmonės, kurie tikrai finansai tenai panašiai, kurie žino, ir mūsų žmonės tada perimtų. O tą savaitę ir kiek, gal ir mėnesį, kaip Petras sako, vis tiek turi žmogus, kažkas kontroliuoja tą kabinetą. Bet jeigu jau savivaldybės vyriausybės atstovas siūlė, kad gali ir tą pirmąjį variantą padaryti, tai klausykit, kiek mes ridenam tokių šildyti. Daužom, pritarėm tam pirmam variantui ir viskas. Ir ramu, O kur problema? O jinai neatsisako, lyg tai aš supratau iš tų dalykų. Ne. Kaip jūs manot, kolegos? Tai
gali būti tas variantas, bet tada klausimas tas pats, kaip ir mes neturim įgaliojimų, ar jai galimas toks variantas, kad jinai perima irgi be įgaliojimų. Tai nei čia, nei čia tų įgaliojimų nėra. Ką Jurita siūlot? Nežinau, tai pirmas klausimas, ar tikrai reikia mums tarybos įgaliojimų, jeigu jūs sakot reikia, tai gal reikia, neturiu čia informacijos. Ar kontrolierį perima tarybos to įgaliojimo reikia patvirtinimo, ar mes perim, tas pati situacija. Tai balsuojam gal, Jėzus Marija dar būtų. Taip ar taip jau išgvildenamo, ne? Kiekvienas prie savo nuomonės esam dabar. Visi suprantam. Aš tai taip siūlau, nes čia suprantam, kad nieko nesuprantam. Taip, bet ką nors pabalsuokim, kur nors eina. Už ką? Ar jai, ar siūlymas ir taryba. Jo. Taip, kažkoks siūlymas iš komiteto. Kiek čia rytinėsim tą kiaušinį. Tai jeigu iš komiteto kažką, tai jūs patys sakė, kad neteisėta, tai ką tada balsuoti? Pirmąjį variantą. Pirmą variantą tada. Pirmas variantas yra labiau neteisėtas negu antras. Aš su Kestu sutinku. Tai keistas, žmogus nutraukia santykius, išeina iš darbo, o tik tada gerai, o ką tada vyriausybės atstovas siūlo? Ar jisai žinojo, kai rytoj išeina iš darbo? Pasakė Benas. Aš žinojau. Kažką girdėjo, gal kaip ir mes prie dienos. Bet dabar tai jis pasakė, aš įsivaizduoju, nes Kolegos, mano siūlymas būtų atidėti sprendimo priėmimą, nes pasitarsim su teisininkė ir kaip mums paliko 2 dienas. Kaip sakot? Kęstuti, negirdėjau. Ne, nieko, atsiprašau. Siūlau atidėti. Dar klausimas, iš visos pagarbos auditoriai, kontrolieriai, ar kaip darbo santykiuose yra laikas, per kurį reikia atidirbti? Mes gavom informaciją praeitą savaitę, ar ne? Ketvirtadienio rytą. Ar nėra to laiko, kurį privalo atidirbti? Aš taip sakau, atidirbti kaip darbo santykiuose, čia galbūt tęsti iki tam tikrą periodą, kur reikalingas. Mes nežinom. Paklauskit, kada informaciją gavo meras. Nežinom, kada jinai parašė prašymą, ar kada tas perkelimas vyko, tai mes to nežinom. Mes tik žinom, kad ketvirtadienį ryte gavom informaciją, kad Jurita, jūs norite paklausti, ar tikrai jinai rytoj išeina? Taip. Terminai jie įsekė visi. Sutarimo reikalas turbūt. Tik laišką gavot visi. Gavom iš jos, kad paskutinę darbo dieną. Tai 24 dieną kontrolės komitetui buvo siųsta. Ketvirtadienis buvo. Ketvirtadienis, 24. Ketvirtadienis. 5 dienos. Tai balsuojam, ar pritarėt pasiūlymui atidėti? Pritariu. Iki kada atidėti? Galim daryti drąsiai. Ačiū. O iki kada atidėti? Gal šią savaitę išspręsim? O tai kaip tada kaip jinai išeina, niekam nepalieka? Eina. Tai niekam neparduot dar ir viskas. Tai gal tada šiandien, kiek liko laiko, rytoj iki pietų dar kartą susirinkim, jeigu kas kolegos. Ir čia iš tikrųjų. Jos rytoj nebus, taip galbūt. Taip, yra. Petrai, jinai laiko tada dar to dokumentaciją. Šiandien turim padaryti. Ir mes nepažeidžiai ir jinai laiko. Dabar grįžtam prie darbotvarkės. Trečias klausimas. Iki kada čia? Pritarėt bendrų sutarimų, kada atidedam sprendimo priėmimą? Ne, aš nepritariu jokių būdų. Balsuojam. Kas už? Kas už, kad atidėti? Tai ką tik tai sakėjai, jeigu protingai dar. 4 mačių. Kas prieš? Aš. Prašau truputį. Kas susilaikiusių nėra. Ačiū. 4 prieš. 2 prieš. Ar ne? 5. Atidėta. 5 už. Trečias klausimas. 5 už. Čia 3 ir ten 2. Teisingai. 5 už, 2 prieš. Taip. Trečias klausimas. Dėl siūlymo skelbti konkursą į kontrolieriaus ir specialisto pareigas.
šitą klausimą kėlė. Jurita. Aš pasakiau todėl, kad aš žinau, kad konkursas yra nepaskelbtas, tai mes, jeigu nepaskelbsim, mes niekada ir neturėsim kontrolierės. Todėl, kad siūlau, kad tą konkursą skelbti ir įpareigoti administraciją įforminti tą konkursą. Inicijuoti to konkurso paskelbimą. Tai gerai. Aš noriu paklausti, Jurita, gal turėtų būti tarybos sprendimas, kai tą kartą buvo, ar ne? Kas įrašyta į aprašymą, ar ne? Aš atsimenu, kad ar ne tai buvo. Tarybos sprendimas ten tas. Ar aš gal klystu? Aš nežinau, ar konkurso skelbimui, aš kiek žinau, buvo konkursai keli skelbti, mes nebalsavom taryboje už konkursą, kad davai skelbiam konkursą. Ne, ten buvo, man atrodo, žinai, ką įrašyti tenai. Kažkas buvo. Reikalavimus ar kažką, neatsimeni, Jurit. Ne, aš neprisimenu, nes konkursų daug buvo skelbta, tikrai ne visus juos derino. Ne, mes tarybos sprendimu tai kontrolieriai atitinkamas kompetencijas. Jo, bet mes jau patvirtinom vieną kartą ir nebereikia keletą kartų tvirtinti. Tikėkime, gal kas pasikeitė. Tai gerai, balsuojam. Kas pritarėt, kad reikia 2 konkursus skelbti? Va, 2 konkursus, jo ką. Kontrolieriai klausimų eina dėl specialisto paskelbimų. Tai už abudu mes įsivaizduojam. Aš manau, kad abudu. Tai Už abudu, aišku, už abudu. Abi pareigybės laisvos. Taip. Kas už? Tai jau prabalsavom visi. Ačiū. Už visi. Visi klausimai išnagrinėti, kai kurie sprendimai nepriimti. Vienas atidėtas.